Yra tokia Ieva. Ji turi draugą Eimantą, su jie susižadėjo ir jie visi galvoja, kad jie susižadėjo, nes laukėsi vaikučio, o su vaikinais duodėsi, taip sakant, neskaičiuojant. Turi sesę, brolį, netikra gyvena Rokiškio rajone, mokosi gimnazijoje 4. Klausyk, o gal tada padarom, kad jos Eimantas su mano merga permiegojo? Galim. Aš žinai, tu būk įniršęs tas brolis. Ne, tu būk, nes su tavo sesė permiegojo ir mes norim tai pasakyti. O aš tave raminsiu. Nu, tipo, žinai, kad čia norėjau pasakyti vieną dalyką, tipo, gali pakalbėti. Pažiūrim, kaip reaguos ir tada. Šiuo metu su Lauk, vienas išrinktas. Pum, 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 pum. Kuo tu vardu? Maris. Gerai? Maris. Aš Marius. O aš? Julius. Alio? Labas. Alio. Alio, tu? Na? Alio. Na? Ieva, čia tu? Taip. Klausyk, Julius tau skambin. Koks? Tu gali kur nors pakalbėti dabar normaliai. Turiu vieną žinią. Mariau, ateik čia arčiau, ateik, Mariau. Galima po 5 minučių. Ne, nu, žinau, po 5 minučių gali būti vėlai jau. Ta prasme, nu, rimta, ir labai rimta turiu pranešti, nu, tipo, pasakymą su tavo susijęs vaikinu. Kaip? Su tavo vaikinu čia susiję. Na? Žodžiu. Kur tu dabar esi? Namie. Namie. Nežinau, kaip pasakyti, nu, ta prasme, žinai, negerai čia gal kištis ir panašiai, bet mano draugas yra Marius toks. Taip. Nu, ir jis man pasakė vieną tokį dalyką, kuris, nu, ką žinau, man atrodo, tau svarbus yra. Jis turi sesę, Robertą tokią. Ir man, vat, ką tik pasakė, vat, dar per Skype'amas, aš paskui jam perskambinau, žinai, tai sakė, kad tavo tas Eimants, ar koks ten, žodžiu, permiegojo su jo sesė Roberta. Ir su kuo? Su Roberta? Dėja, bet jokios Robertos jis nepažįsta. Klausyk. Noriu Marių duosiu pakalbėti. Mariau. Taip noriu. Nu gerai, Marius, imk kalbėti. Alio. Klausau. Va, Ieva, žinok, Eimantas, tas šūdžius, supranti, jisai rimtai, su Roberta jisai miegojo. Tiksliai žinau, nes aš juos pagavau. Kas jūs esat, kad man skambinat ir tokius dalykus sakot? Tiesiog aš galvojau, kad jo sužadėtiniai bus įdomu sužinoti, su kuo jisai miega. Bet iš kur gaus mano numerį ir dar sužinot, nu, iš kur mane pažįsta? O kas juos nepažįsta, nu? Taigi, klausyk. Iš gimnazijos bendrai mokomės, nu. Ai, pats kalbėk negaliu, aš supranti, pati durna, dar... Ne, nu tai, žinai, nori... Pati dar gina tą Eimantą. Nu tai, jeigu nori gerą, tai... Supranti, aš jie gero norėjau, pats ir šnekėjau. Ne, nu jį pati tokį yra, nu tai visi žino. Kad duoda su visais bernais. Nu tai imk ir sakyk, jeigu jį netiki, tai ką darysi, nu. Tasmė, tai... Šiaip tai buvo parašyta čia, kad o su vaikinais duodosi, taip sakant, neskaičiuojant. Vat, Eimantuk. Šitagi. Vietinė... Kulio. Tarvė. Toks numeris mums skambino labai ilgas. 0047. A, čia iš Londono, klausyk. Iš Londono. London calling. Ne, dabar normalus. Labas. Alio. Monstras. Eterija. Ir toks Eterija. Monstras. Monstras! Is what? Gerai, bandom dar paskambinti tai. Kur tas yra? Va, Reda. Aš noriu tai Redai vis tik priskambinti, nes jis buvo topinė, tikrai atsimenu. Ne? Darom apklausėlę, ne? Dar užimta. Reda šneki mergina. Aukštaitiškai, kai varo, tai žinai. O jinai aukštaitė ar suvalkietė visgi? Aukštaitė, nes jis tikrai ne suvalkietiškai kalbėjo. Alio. Sveiki. Sveikas. Ką tu? Va to paskambino. Paklausti. Vat ką to? Nu, vat ką to? Maladėt. Labai išradinga, ką to? Žiauriai. Nu, taip žiauriai, kad... Jokingas vyras labai paskambino.